ką, sveiki, Simakas, Simariukas, Simioras. Tai ką, šiandien virinsim kėbulą. Kas iš kėbulų pusės, tai matės ir blogiau. Etatiniai Simariukų vieta ir atrodo ir šitų pitakų, bet kiek papuolė dažniausiai į čia va yra per tvarinį keterą, tai net būna už jo surūdėję. O čia toks va nedidelis plotas parūdės ir net kiek žiūrėjau šitoj pusėje daugiau negu anoj. Taip yra va tokių pavienių pašaudymų, bet čia, kaip tas sako, darbuosis smėlis. Čia įsišveičiau vien tik dėl to, dėl ko reikia rekomendacijas išveist net prieš smėlį, nes šita yra vadinama apsauginė danga, kurie labai šitą smėlis nemyli imti, nes jinai tokia akmenukams skaitausi atspari, tai labai smėlis jai labai sunkiai kanda. Tai įsišlifuoja ar bulgarkę, o Jezus, kaip sunku ištart, šitą arba va tokiais aparatais. Vidinė arka nebloga, mačiau, kad biskį griebta, tai gal kažkiek pašlifuosiu, kažkuo apdirbsiu. Sekantis veiksmas, arka šitoje vietoje, kur išplatėja, iš vidinės išgrėžiam skylutę. Skylutė kam yra? Skylutė reikalinga tam išgrėžti, kad po virinimo reikės pripūsti kažkokių vaškų, kažko, kad šiek tiek pakonservuotų vidų. Ir antras dalykas, šita vieta eina hermetiniai klijai. Reiškiasi, šita arka yra užhermetinta. Čia va jos va matosi klijų pėdsakai. Ir faktas, kai virinsiu šitos 2 cm, jie degs. Ir iš vidaus įstačius pūstuką, tu staigiai pūstelius didelis oro kiekis ir slėgis užgesina tą. Tai kol šitas bus susišaudomas vagaliukas, reikės pastoviai pūtinėti. Kadangi per tvarinės keterus neperėjau, tai soloną čia iškraustyti šitą vidinę arką, nes čia CD, antenos GPS, čia visokio šūdo prikrauta. Šitą pusę pastebėjau, gal dėl to ir daugiau rūdyje, nes ten viskas labiau uždaryta. Ir pati ta arka dar yra apdengta šitą vatą iš vidaus. Bet virindami laikom bagažinė atsidarė ir atsidarė tas visas šituos kailius vien tik dėl to, kad matytumėm, jeigu ar kažkas pradės vilt ar ką, kad galėtumėm užgesyti. Kas dabar dėl donkratų? Donkratai abiejose pusėse galiniai yra ganėtinai daug išpuvę, bet visiškai nesukritę. Laukit, pasijungsiu kamerą, kad matyčiau, kur filmuoju. Jie nėra visiškai, kaip tas sako, sukritę. Koks virinimo principas atsiliks? Kitų tai būna toli, nupuoja čia, kaip durys, sakiau, jau keičiasi, apgailėtinus jūs, bet daugmaž iki čia atsipjauna slengstis ir nusipjauna tas donkratas ir dabar yra 2 darymo būdai. Arba tu atgamini originalų ir toks, koks turi būti, arba imi ir ten visokiai šveleriais, priklausomai kaip ta donkratinė konstrukcija leidžia, šveleriais, ten vinkeliais, teinių profilio ar kažkokiu, švirinant iš vidaus sustiprintą donkratinę vietą, bet tai padarot, kad iš išorės vis tiek jis galėtų įtvirti tą kaladėlę, o donkratinė vieta jau būtų tvirta, kaip tas sako, turbūt atlaikytų visą automobilio tarnavimo laikotarpį. Tai kaip Simioruose yra šitas kėlimo taškas, tai čia bene pagrindinis taškas, kur galima užsikabyti virinant prie jo. Esminis toks dalykas, jeigu nusimtų visas lengstis, ten, kas būtų pažeista, aš didelį tikimybę daryčiau smėliuočiau. Šituo atveju aš smėlį nelabai myliu, aš atsipjausiu šitaip iki pažeisto ir šitaip, kad būtų priėjimas. Bet dėl ko smėlį nenaudosiu, nes smėliuojant, tas smėlis lenda visur, o smėlis įlindęs, gaudamas drėgmę, jis tą drėgmę ilgiau laiko, jis dumblo pavidale ir pūdo. Tai didžiausia tikimybė, kad stengsiu kiek įmanoma išpjauti ir jeigu kažkokie korozijos bus paveikti židiniai, pasistengsiu įvairiais dratiniais kuošepačiais kiek įmanoma išlifuoti ir smėlio čia nenaudoti. Kada nusipjauna visas lengstis, tu gali smėliuoti, kaip tas sako, išsivalyti ir panašiai. O čia tas smėlis tik arkai
O kitu atveju tai jis... Tas smėlis vėl nežino kur jis. Priekinės domkratinės vietos klimti nepradėję, kaip matot, bet jos gausiai surūdėja. Reiškia, vėl atpjausiu, atskirsiu šitą skardą nuo domkrato vietos, pažiūrėsiu, kaip atrodo ir vėlgi. Mažiausiai gal veiksmo būtų įsismėliuojant. Bet smėlio, kadangi nenoriu naudoti šito vietoj, tai arba išsivalysiu kažkokiais būdais įsišveisiu, arba tekė nesimakę, bet kituose daryti, tiesiog atpjaut surūdijusią dalį, jie atskirai nusmėliuot, privirint ir dar panaudot papildomus sutvirtinimus ir tada uždėti užsiūt skardą. Tai va, toliau pafilmuosiu, kaip kokie rezultatai gaunasi. Nu ką, juodas visas baisus. Tai va, virinu šitą domkratinę vietą, pati domkratinė vieta neišėjus, biskį turėjau lengvų parūdėjimų, šitas boksingas buvo parėjęs, tai čia paėmiau išpjovę ir 2 mm skardą, čia padariau papildomą sutvirtinimą, paslėpsiu po šitą ertmę, tai čia 4 mm ir 2 mm tokie įtvirtinau kaip į dėžę, o šitas kantukas biskį nupuojęs išsipjovė iki čia. Čia jau prasideda salonas. Už šitai vietai yra kamštis, tai tą kamštį įstumiau į vidų, taip pat dėl to, kaip ir skylės, sakiau, reikia gręžti, nes čia kai virinau, matys, kad viduj biskį liepsnaus atsirado, tai tiesiog staigiai klaustukų pūstelį ir užgėsta. Ten dažai ir hermetikas kažkas susidega ir gali būt bėdų, paskui įstačiau naują kamštį ir viskas. Šitą vietą liks išorėje, tai čia gal pasmėliuosiu, ta plunksna yra iš storo metalo, biskį pakramtyta, tai kiek įmanoma išrinkau, nugruntavau, dabar šitą sekciją uždarau ir paskui darysim išorinį kevalą. Tai šitą sekciją jinai jungsi su šituo, o paskui turėtų ten viskas išsivartyti neblogai. Čia naudoju 2 mm, nes paprasčiausiai siūlių nešlifuoja, siūliais gaunasi kaip tvirtinantis elementas, čia susijungiai su šituo, tokis nedidelis nupūrimas. Šitą jau išgelbėti tikriausiai čia nepavyks, nes visas va šitas šonas, jis yra žiauriai nupuvęs ir kai skarda yra šitoj pusėje, tai yra vadinamas C formos profilis, bet kada pradėjau šitą skardą traminiai plonėti, jinai pradėjo verstis ir klimti į tą pusę. Dar čia toks jėli, bet darysiu, kadangi tai yra vamzdis, va šitas viršui, tai darysiu vadinamą trikampį ir trikampį. Tik šitą jau čia, manau, neišeis išgelbėti, reiks irgi padarytą naują dėžutę, prafrezuoti kažkokią skylę, va, ir šiek tiek reikės vidiniais briaunos atgabyti, nes šitą jau čia dar gal naudotina, bet toliau nelabai. Nu ką, šiandien jau turiu kamerų padažymą, tai tikriausiai viskas užbaigsim. Va, vidinė pertvara įvirinta tenai. Tas visa dėžė, kad tas sako, užkonservuota, padariau šitą. Šitoj vietoj grožio nelabai daug reikia, nes čia sparnas susidengs. Tai šitą va briaunėlę, čia va gal tai reiks biskį daugiau išskusti, iššlifuoti, kad sparnai nemaišytų. Bet čia galima bet kuriam etape pasidaryti, nes visas šitas po slenkščiu slėpėsi, tai svarbiausia briaunų kampa ir kas lengvas įsikišimukas ar kas gali didelį tikimybę nemaišyti. Dabar šitą tiesiog išsimatuoti, išsilenkti ir priviryti palei kantą ir gražiai nušlifuoti. tą vietą jau suvirinau, ant viršaus susisiuvo plokštį, šitaip gausi daug maž, tik tai dar neišgrįžiau skylės, o čia vat pasidarė tokia kelminė vieta, į išorinę skardai, kur nesurūdėjus virinausi, pasikeitė vidinį šitą, susivirinau iš pradžių kaip L raidė, išorinę skardą virinau ir paskui iš vidaus prie vamzdžių ir paskui va šitą įtiesiai į vamzdį.
čia ir pertvarą įvirinau. Prie storesnių siūlių kampuose prisegimas, kad šiek tiek stabilizuotų šitą. Iš apačios išgręžta skylė turėtų laikyti, kaip tai sako, ne originalas, bet savo funkciją atliks. Pasidarėm kampą, pasidarėm tą keterukė. Šitas išlenkimas su šrinkeriu neblogai pavyko padaryti. Čia irgi susivirinom šitą. Pasidarėm, įsigrįžėm skylę, kaip turi būti. Ką reikia šlifuoti. Arišiai viską nebūtina nušlifuoti. Jeigu viskas po plasmasvėse, gali su klientu taip sutart, kad šiek tiek paliktos siūlės gyvesnės, daug ruošimo nedaryti. Šiek tiek siūlė veiks kaip standinantis objektas. Šitą jau aišku turėsiu sušlifuoti. Nu ką, atvirinau kitą šoną, nieko čia daug rodyti nėra ko. Čia viskį daugiau turėsiu pasmėliavimų, bet čia viskas aišku dėl ko taip yra. Patys donkratai lyg ir neblogai, smėliavimo daugiau yra, nes į šitą pusę mašina buvo sumušta ir va špakliukai augyti. Tai šitoj vietoj kantas buvo praktiškai numiręs. Aš visada darydavau, sakykime, dažniausiai darydavau vidinę arką su užlenkimu ir išorinę arką arba darydavau, arba kantą darydavau. Bet šitam būdui pabandžiau Bobilos metodą, kur gal, sakyčiau, ir nėra blogas. Dabar pasižiūrim, nežinau, kaip viduje gal matosi, jau matosi kažkiek, kad va čia yra geltonuoja. Esmė tokia, jis buvęs muštas, matyti lankstytas, atlankstytas, antikoroziniais dangos pasižeidė ir vidinė arka. Anoj pusėje surūdėjus, čia jau supuvus buvo. Tai turėjau pašalyti kantą, daugmaž nuo čia iki čia, išėmiau kantą, čia yra mikrorūdėlių, bet tai aš jas išsmeiliuosiu, o iš anos pusės irgi išpjoviau ir paskui išpjoviau pagal išpjautą detalę metalą, puslankiu, pusmėnuliu išpjoviau palei arką, tai anai užvirinau, taip neidėliai ištisinėm siūlėm, bet nugruntavau ir po to šitų gerai storai hermetikų užtepiau, o čia į kantą pusmėnuliu, kada viduje atsimušė, prisegiojau tarp keliose vietose kaip taškinių virinimų, pačios kanto lūpytais nedariau, padariau tik šitą išorinį. Kadangi žinau, kad vidiniais nedarysiu, kažkaip ta viena man skarda nelabai patinka, nes vis tiek skyščiau yra, tai vietoj 0,8 naudojau milimetrinę skardą, tai suvirinau, dabar ką, keliausis mašina į smėliavimą, aišku, dar reikia siūlės nusišlifuoti, bet čia šiandien biskį turiu kitos veiklos, tai šitą trumpą mašiną uždedu ratą, stumiu lauk, trumpai įsivarau kitą, paskui gal dar spėsiu mažum šiandien ir nusmėliuosiu. Tai va, kas iš virinimo tiek, tikiuosi daugiau nebus. Va tos baisiausios durys. Čia yra dieve. Tai ką, šitas irgi padarytas donkratinis, šitą pusėje praktiškai šitą vietą mažiausiai reikalavo laiko investicijų. Tai va, dėkui, iki.